Labadiena. Kaip ir kasmet artėjant šildymo sezonui, gyventojams kyla klausimų, ar jiems priklauso šildymo išlaidų kompensacijos, kaip sužinoti, kokio dydžio jos bus, kur kreiptis, kokia skirimo tvarka. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad jau nuo rugsėjo pradžios gyventojai gali teikti prašymus dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skirimo ateinančiam šildymo sezonui. Nepasiturintiems gyventojams, kurie dėl kompensacijų kreipiasi likus vienam mėnesiui iki šildymo sezono pradžios arba šildymo sezono metu, kompensacijos skiriamos iš karto visam šildymo sezonui. Apie būsto šildymo išlaidų kompensacijas kalbamės su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vyresniąja patarėja Kristina Tumienė. Labadiena. Labadiena. Ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių išmokų skyriaus vedėja Ieva Pabiržienė. Labadiena. Sveiki. Pokalbį vedu aš, Sigita Zumerytė. Pone Kristina, kaip yra apskaičiuojama būsto šildymo išlaidų kompensacija? Nepasiturintiems gyventojams už būsto šildymą kompensuojama išlaidų dalis, kuri viršia 10% jų pajamų prieš tai iš jų atėmus valstybės remiamas pajamas. Tai jeigu aiškiau gyventojams paaiškinant, tai būtų, kad iš gaunamų pajamų į rankas šeimai atimamas valstybės remiamų pajamų dydis padaugintas iš šeimos narių skaičiaus, tai šiuo metu tai būtų atimama 352 eurai kiekvienam šeimos nariui, o jeigu tai yra vienas gyvenantis asmuo, tuomet iš pajamų būtų atimama 528 eurai. Ir kas labai svarbu atkreipti dėmesį, kad apskaičiuojant pajamas neįskaitoma išmoka vaikui, vaiko pinigai, taip pat dalis su darbo santykiai susijusių pajamų, nedarbo socialinio draudimo išmoka ir priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus tai sudarytų nuo 20 iki 40% neįskaitoma pajamų dalis. Gal galėtumėte pateikti konkrečių pavyzdžių, kad klausytojams būtų aišku, pavyzdžiui, toks namų ūkis, jam bus taip suskaičiuojama kompensacija, tiek jis jos gaus. Taip, tai labai svarbu tai yra, kad skiriant kompensacijas yra vertinamas turimas turtas, gaunamos pajamos ir kompensacijos dydis taip pat priklauso nuo tai, kokia išlaidų dalis patiriama už būsto šildymą. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad taikomi būstui kompensacijoms apskaičiuoti, taikomi yra naudingojo būsto ploto normatyvai. Tai reiškia, kad jeigu tai yra vienas gyvenantis asmuo, kompensacija būtų skaičiuojama už 50 kvadratinių būsto plotą. Jeigu tai yra šeima, tai būsto ploto normatyvai pirmam šeimos nariai būtų 38 kvadratai, antram šeimos nariai 12 kvadratų, trečiam ir kiekvienam kitam pasnesniam po 10 kvadratų. Tai kaip pavyzdys, 4 asmenų šeimai būtų 70 kvadratų kompensuojamas naudingo būsto plotas. Tai jeigu, pavyzdžiui, vienas gyvenantis senjoras, kuris gauna vidutinę senatvės pensiją, tai jisai už normatyvinį būsto plotą, tai yra už 50 kvadratų, pagal savo gaunamas pajamas turėtų maždaug mokėti apie 11,60 €, o ta dalis, kuri viršytų išlaidas, tai už normatyvinį būtent būsto plotą būtų jam kompensuojama. Bet kaip pavyzdys, jeigu tai 2 senjorų šeima, kuri gautų 2 vidutinės pensijas, ir tai jų pajamos maždaug mėnesio būtų apie 1288 eurus, tai būtent imant senatvės pensiją turint būtinąjį stažą, tai jie pagal savo gaunamas pajamas mokėtų maždaug apie 60 eurų, o ta dalis būsto šildymo išlaidos viršijančio šią sumą būtų kompensuojamos. Jeigu tai, tarkim, kaip pavyzdys 4 asmenų šeima gaunanti minimalų atlyginimą, tai tokiu atveju už normatyvinį būsto plotą šiai šeimai nieko nereiktų mokėti, tai būtų 100% kompensuojamos tos būsto šildymo išlaidos. O kaip žmonėms sužinoti, ar jiems apskritai priklauso kompensacija? Šiai dienai iš tikrųjų paprasčiausias gal būdas sužinoti, ar priklauso, tai yra sužinoti maždaug preliminarų jos dydį kompensacijos, tai galima pasinaudoti socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt esančią būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuoklę. Ir būtent pasinaudojus šią skaičiuoklę, bet tai yra be abejo tai preliminarus dydis pagal minėtą skaičiuoklę apskaičiuojamas. Ir jeigu gyventojai mato, kad
pagal jų gaunamas pajamas kompensacija išeina, tuomet siūlytina teikti prašymą. O kur ir kaip gyventojai turėtų kreiptis dėl kompensacijos? Gyventojai dėl kompensacijų gali kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybę, įprastai dokumentai priimami seniūnijose. Taip pat galima kreiptis elektroniniu būdu per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą, tai yra www.spis.lt ir tai matyti yra pakankamai patogus būdas, kad teikite prašymus elektroniniu būdu, neišeinant iš namų. Iki kada turėtų kreiptis? Galima kreiptis viso šildymo sezono metu ir ši tvarka galioja ir praėjusiais metais, tai yra nepriklausomai nuo to, kada šildymo sezono laikotarpiu kreipiamasi, kompensacijos galės būti grąžinamos nuo šildymo sezono pradžios. Ir tikrai ta tvarka buvusi pasiteisino ir tam, kad išvengti eilių ir nebūtų grūsčių, tikrai gyventojai raginami kreiptis viso šildymo sezono laikotarpiu, nes, kaip ir minėjom, kompensacijos galės būti grąžintos nuo šildymo sezono pradžios. Norint gauti kompensacijas, tikriausiai reikėtų pateikti dokumentus, ar ne? Kažkokius, tai kokius dokumentus gyventojai turėtų pateikti? Įprastai vertinamos 3 praėjusių mėnesių nuo kurio skiriama parama pajamos, tai tarkim, jei tai yra dirbantys asmenys, kreipdamiesi, jie turi pateikti pažymas apie darbo užmokestį. Tai yra, tarkim, jeigu tai yra senatvės pensijos gavėjai būtų kreiptusi, tai realiai jų duomenys būtų matomi informacinėse sistemose, bet priklausomai nuo aplinkybių, taip gali būti paprašyta pateikti ir kitus papildomus dokumentus, kai savivaldybės administracija nagrinėdama prašymą numato aplinkybės, kuriam esant gali būti paprašyta pateikti ir papildomų dokumentų. O jeigu, pavyzdžiui, gyventojai šildosi malkom, medžio granuliam, anglimis, ar jiems reikia pateikti kažkokius dokumentus, kaip jie įsigijo, kur įsigijo, apie tai papasakokit. Gyventojai, kai kurie kreipiasi dėl kompensacijų, tai dokumentų pagrindžiančių pateikti, kad įsigytas kietasis kuras jie neprivalo, bet atskirais atvejais taip, savivaldybės siekdamos išvengti galimų piktnaudžiavimo atvejų, galint teikiamą paramą, gali paprašyti pateikti pirkimo dokumentus, tai tam, kad įsitikinti, kad tikrai kuras buvo nupirktas ir gyventojai tikrai patyrė išlaidas. Ir pagal tuos dokumentus tada apskaičiuojama? Kai būstui šildyti naudojamas kitas kuras, pavyzdžiui, malkos arba pjuvenos ar granulės, tai kompensacija apskaičiuojama pagal savivaldybės patvirtintas šio kuro vidutinės kainas. O jeigu žmonės, pavyzdžiui, šildosi dujomis, geoterminiu šildymu, elektra, kaip tada? Taip, kompensacijos gali būti teikiamos nepriklausomai nuo šildymo būdo, tai yra tiek šildant centralizuotai, tiek kitos rūšies kuru, dujomis ar elektra. Tokai yra šildomasi kitomis energijos rūšimis, pavyzdžiui, elektra, tai tada gyventojai papildomai turėtų pateikti informaciją apie kuro deginimo įrenginį, taip pat duomenys apie suvartotą elektros energijos kiekį. Pone Ieva, pereikim prie Vilniaus miesto. Tai kaipgi tam Vilniui sekasi ruoštis šildymo sezonui, ką jūs dabar matote? Tai ruduo, kaip visada, yra aktyvesnis, kai gyventojai kreipiasi dėl įvairių išmokų. Ir Vilnius yra neišimtis. Tai per pirmasias 2 savaitės rugsėjo mėnesio sulaukėme 6309 prašymų tik dėl būsto šildymo kompensacijų 24-25 metų šildymo sezonui. Tai stebint dabartinę situaciją, darome tokią išvadą, kad palyginus su praėjusiais metais, tuo pačiu laikotarpiu, turime mažesnę tendenciją, tai yra pasikreipusių yra 29% mažiau negu pernai tuo pačiu laiku. Tai gali būti taip, kad jie tiesiog kažko laukia, o paskui užplūs jūs. Tikrai taip galvojame, kad tas rautas gali keistis ir tiesiog, kai prasidės pats šildymo sezonas, tai tada dauguma gyventojų labiau susidomės šituo klausimu ir ta tendencija gali šiek tiek augti. Ruošitės turbūt, ar ne, tam padaugėjimui?
Tikrai taip, tai turėjome daug geros ir blogos patirties teikiant šildymo kompensacijas, tačiau prisimenant praėjusį šildymo sezoną, tai prognozuojame tą srautą nedidesnį negu turėjome praėjusiais metais ir iš tikrųjų ruošiamės tam srautui, tai tiek per informacinės priemonės gyventojams, tai tiesiog primename gyventojams apie būsto šildymo kompensacijų teikimo sąlygas. Jas kiekvienas gali rasti puslapyje www.vilnius.lt skiltyje socialinė parama, kur yra skelbiama visa informacija, kaip gauti būsto šildymo kompensaciją. Taip pat primename ir apie būdus, kuriuos gali pasiūlyti Vilniaus miestas, kaip kreiptis dėl būsto šildymo kompensacijų. Tai rekomenduojame kreiptis telefonu, garsinio vedlio pagalba arba pasinaudoti SPIS informacinę sistemą. Tai yra kreiptis nekontaktiniu būdu. Ir kokią dažniau formą pasirenka Vilniaus gyventojai? Iš tikrųjų, Vilniaus gyventojai jau patikėjo mūsų priemonę autovedliu ir tikrai aktyviai nuo rugsėjo pradžios kreipėsi ir teikė prašymus būtent autovedliu, tai pagal dabartinį prašymų tą srautą, tai 58% visų pasikreipusiųjų teikia prašymus autovedliu. Kitas populiarus būdas tai yra teikti prašymus per SPIS ir 1/4 gyventojų dar naudojasi ir gyvų kontaktiniu būdu, kai kreipiasi į klientų aptarnavimo centrą. O kokie žmonės, kokios šeimos dažniausiai kreipiasi kompensacijų? Kaip jūs galėtumėte apibūdinti galbūt jas? Nagrinėjant įvairią statistiką ir situacijas, tai pastebime, kad į socialinių išmokų skyrių dėl kompensacijų daugiausiai kreipiasi senjorai, taip pat mažas arba vidutinės pajamas turintys vieni auginantis vaikus gyventojai. Jeigu pasižiūrėti statistiką 23 ir 24 metų, tai pastebime, kad 24 metais 26,9% asmenų, kuriems buvo apskaičiuotos kompensacijos, sudarė būtent dirbantis asmenys. O ką patartumėt gyventojams nuo savęs? Tai pirmą kartą besikreipiantiems tikrai kviečiame prieš tai, kaip teikti prašymus, tai pasidomėti iš tikrųjų apie pačias kompensacijas ir tikrai Vilniaus internetinėje svetainėje yra aiški ir gerai matoma informacija, kur galima ne tik perskaityti apie pagrindinės sąlygas, tačiau lygiai taip pat ir pasinaudoti skaičiuoklę, kur apsiskaičiuoti preliminariai kompensacijos dydį. Taip pat tikriausiai svarbus aspektas gyventojams atkreipti dėmesį į sąlygas, tai yra į tai, kad nustatant teisę į kompensacijas yra vertinamas asmenų nuosavybės teisė turimos turtas, tai kad ta informacija būtų irgi aiškesnė yra parengta atmintinė gyventojams, kur jie tiesiog per pavyzdžius gali irgi įsivertinti savo turtą. Ir raginame tikrai pasirinkti patogų kreipimosi būdą, tai yra, kad nereikėtų stovėti eilėje. Ir susipažinus su sąlygom, tiesiog kas yra labai svarbu, kad ta sėkmė gyventojai būtų kuo greitesnė, jis greičiau gautų tą sprendimą, tai būtent pateikti reikalingus dokumentus ir tada tiesiog prašymo nagrinėjimas yra greitesnis ir sprendimas yra priimamas greičiau. Dėkoju Jums už pokalbį. Apie būsto šildymo išlaidų kompensacijas kalbėjomės su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės vyresniąja patarėja Kristina Tumienė ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių išmokų skyriaus vedėja Ieva Paberžienė. Pokalbį vedžiau aš, Sigita Zumerytė. Sudie.